15 uždavinukas. Prisiminkime, traukiant šaknį iš kvadrato mes visada gauname modulį. Taigi mes taip ir gauname. Čia yra x minus 12 modulių atimti. Dabar šaknį iš kvadrato traukiu, gaunu 10 minus x modulių. Lygu. Pažiūrėkime, kai x yra didesnis už 12, tai mūsų 12, x minus 12 yra skaičius teigiamas, nes x didesnis už 12, čia bus teigiamas skaičius. Taigi aš galėsiu tiesiog nuimti modulio ženklą, x minus 12. Tačiau, kai x yra didesnis už 12, reiškinys 10 minus x jau bus neigiamas, nes iš 10 atimsiu didesnį negu 12 skaičių. Todėl aš jau keičiu minusą į pliusą ir vietoj 10 minus x parašau paprastus skliaustelius. Lygu, dabar man beliko suprastinti, atskliausti skliaustelius ir suprastinti. Plus 10 minus x. X minus x susiprastina, minus 12 plus 10 yra minus 2. Taigi atsakymas yra minus 2.